būsenos. Prisiminkit, kad mes kalbėjom, kai žmogus gyvena nuolatinėje įtampoje, nerime, kai žmogus gyvena žemose vibracijose, kas ir yra pasiekmei to, kai mes gyvenam tokiam negatyve, sunkiose programuose savo ir savo giminės. Mes esam tokie labai energetiškai sunkus. Jeigu mes neinam į savęs pažinimą, mūsų ta vidinė erdvė, jinai yra, galim sakyti taip, energetiškai ta talpa yra maža. Energetiška talpa netgi yra nevalyta. Ir todėl tai duoda žemas vibracijas. Ir mūsų vibracijos žemos yra tada, kai mes gyvenam loginio dalaus proto, va toj vadinamai matricoj, kokone, kiti vadina tai tokioj aukos pozicijoj, trūkumo pozicijoj, priekaištais kitiems, kaltinimais, kaltinimu savo dažnai. Tai yra taip pat ir toksai savęs nepakankamas vertinimas. Ir dažniausiai tai yra, kai žmogaus visas fokusas yra nukreiptas tik tai į išorę. Žmogus ieško kažkokio atsakymo, galbūt aiškinimaisi su kitais žmonėm, bet yra kitas būdas, viską galim daryti per save. Ir dabar lygiai taip pat, nuo to, kai mūsų gyvenime tai, kas vyksta, mūsų realybėj, mes įtakojam ne tik tai išorę, bet daug didesnę dalį mes įtakojame iš vidaus. Ir mes labai stipriai įtakojame savo vibraciją ir savo būsenomis. Ir ten, kur yra žemos vibracijos, ten galim pasakyti, tų būsenų net nėra. O kas ten yra? Ten yra gyvenimas tokiu automatu ir visą laiką reakcijos. Mes reaguojame į kitų žmonių žvilgsnį, į kitų žmonių posakius, mintis, įsireiškimus, elgesius. Mes ištisai gyvename reakcijose. Mes gyvename jausmuose, mes gyvename mintyse, mes gyvename emocijose ir dažniausiai jos yra neigiamos. Dabar jausmas, emocija ir būsena nėra tie patys dalykai. Būsena tai jau yra kažkas aukščiau. Būsena tai yra kažkas jau sudėtingiau. Ir tam, kad išeiti į lygį būsenų, mums reikia išmokti nebegyventi ant tų trigerių ir ant tų emocijų ir ant reakcijų. Ir gausa mūsų emocinė ir materialinė visų pirma ir priklauso nuo mūsų vidinės gausos būsenos, ne nuo kažkokių tai emocijų. Bet tam, kad gyventojai gausos būsenui, mums reikia padaryti tai, apie ką aš vakar ir kalbėjau. Išmokti savo energetinę erdvę valyti, savo vibracijas pakelti, savo išplėsti energetinę talpą, išplėsti savo sąmoningumą, suvokimą, kas aš esu žmogus, išplėsti savo požiūrį, išplėsti arba pakeisti savo tikėjimą. Tai kad žmogus, jisai antie gyvena savo toj įprastiniai mintyse, va tame minčių chaose, ten dažniausiai net nėra, aš nekalbu apie visus ir aš kalbu, kad mes iš to mokomės ir išeinam. Bet tie, kurie to dar nedaro, žmonės gyvena chaotiškai, jie nesąmoningai, jie tokias frazes kalba, tas pačias per tas pačias, ten nėra jokio giluminio analizės, nėra jokių gilesnių suvokimų, samprotavimo, aš išgirdau, ar tai yra tiesa. Ta prasme, mes gyvenam tokie kaip Pavlovo šuniukai, kažkas kas pasakė, mes ir reaguojam. Daugiausia ant reakcijų. Tai va tam, kad išeiti į aukštesnių vibracijų būsenas, gausos būseną, meilės būseną, giluminės laimės, giluminės vidinės pasitenkinimo, giluminės ramybės, tokio totalaus pasitenkinimo. Ne laimės, va taip, aš laimingas esu, bet iš jautimo tos laimės, iš jautimo to pasitenkinimo net ir pačiu savim, ne tik tai savo gyvenimu, ką aš gražaus turiu, bet ir tai, koks yra mano santykis su pačiu savim.
Pasitenkinimas viskuo va tuo. Tai yra būsenos, tai yra mūsų jutimai. Bet tam, kad į tą išeiti, ir tokiose būsenose galim gyventi kiekvieną mielą dieną. Atsikėli iš ryto ir tu gyvenai. Ir tuo tu gyveni. O dauguma žmonių pas juos tos būsenos ateina tik tai tokiais atvejais, kada atostogauju, kada aš atsipalaiduoju, vat kada gera, prie kažkokios jūros, ar ten kažkokiose ypatingose situacijose, ar ne, galbūt per kalėdas mus aplanko kažkoks toksai gerumas, tokia mes sakom bendra kalėdinė dvasia, ta būsena aplinkui. Gal žmonės tada tampa vieni kitiem šiek tiek atidesni, todėl kad žmonės dar ir daugiau laiko lieka, būna namuose, ar ne, jūs pajuntat kartais, kaip keičiasi ta būsena, nors kitiem jinai kaip tik ta būsena nerimo dar labiau ir to lakstymo ir visokių reikalų sustiprėja. Bet jeigu jūs pažiūrėsit, yra žmonės, kurie tikrai, tu žiūri juos ir tu matai, kad nuo jų kažkokia aura, kažkokia energetika, kažkokia būsena sklenda visai kitokia. Pasižiūrėkit, ramybės, kažkokios taikos, kažkokios išminties netgi aura būsena, ar ne, ir taip netgi galim pasakyti, kažkokios sulėtėjimo, neskubėjimo, lengvumo, tai ne jausmai, tai yra būsenos. Ir tam, kad išmok gyventi būsenose ir gyventi vis daugiau ir daugiau to laiko, mums ir reikia praeiti tuos etapus, ką aš jums kalbėjau. Mums reikia išeiti iš to savo loginio ego dėžutės. Tai jau, kad būsenos kūrė mūsų materialius dalykus. Ir šitas dalykas daugumai žmonių yra nesuprantamas. Todėl, kad mes taip išsidresiravom save gyventi ir galvoti, kad va tada, kai mes dirbam, kai mes turim pinigų, kai mes turim namus, kai mes turim automobilį, kai mes turim vyrą šalia, ar ten dar kažką, savo namą, šalį, va tada mes esame saugus, va tada mes esame laisvi, mes tada esam laimingi. Bet taip yra. Ne, iš tikrųjų nėra taip. Pirmiausia yra vidinės mūsų būsenos. Taip, tai yra mūsų jutimas. Ir tas jutimas kūrė ir įtakoja tai, kas pas mus atsiranda materialiam plane. Ir aš kviečiu jūs pirmiausia ir pasižiūrėti, kokių man trūksta emocijų, būsenų. Todėl, kad žmonės daugumai visiškai eina ne tuo keliu ir galvoja, va tada, kai aš jau turėsiu, kai uždirbsiu, kai aš save realizuosiu, va tada bus. Ir taip neveikia. Todėl, kad pirmiausia, mes turim tvarkyti su savo jausena ir su savo būsenomis. Galų gale dar ir su savo tom emocijom. Ir tik tai tada jau eiti, užkariauti pasaulį, uždirbti naują lygio pinigų, sukurti daugiau materialinės gausos, save realizuoti. Va taip veikia, todėl kad žiūrėkit, kaip pas jūs viduje yra nerimas, įtampa, nepakankamas savęs vertinimas, tada kokią jauseną jūs jaučiate. Įtampa, kaltę, nerimą, menkavertiškumą, priekaištus, taip visas toksai negatyvas. Ir tada kaip jūs jaučiatės? Ir tada, kai tokiuose būsenose gyvenam, mes jaučiam žemas vibracijas, kurios ir pasireiškia energijos nebuvimu, džiaugsmo nebuvimu, užsidarimu, nenorėjimu bendrauti, liūdesiu, nerimu, apatija, į depresinės nuotaikas ėjimą. Tai pas vienus tai yra netgi toksai labai dažnas emocinis fonas, kiti į tai įkrenta retkarčiais. Ir tada, kol tu va tokios energijos esi, tada apie kokį mes galim kalbėti verslą, apie kokį mes galim kalbėti finansinį augimą, apie kokią mes galim kalbėti materialinę gausą. Todėl, kad tam, kad pinigai irgi energija, kuri eina į džiaugsmą, į lengvumą, į entuziazmą, vaiką eina pinigai, materialiniai dalykai. Dabar pakalbėkim dar irgi apie gausą, apie būseną, kaip įtakoja santykiuose. Jeigu tu esi visą laiką priekaištuose, nelaiminga, nerime, įtampoje, tai tu skleidi tam tikrą vibraciją, kuri juntama tiems žmonėms, kurie šalia tavęs. Vaikai, kolegos, kiti žmonės, vyras ar ten partneris. O galbūt partnerė, jeigu vyrai klausotės. Ir suprantat, mes perduodam kitiems žmonėms irgi savo būsenas. Taip, savo nenuotikas, bet mes parduodam būsenas.
Ir kai žmonės eina ir galvoja, kad jie gali pirmiausia ten per pokalbius tvarkytis, pas psichologus eiti ir va tada viskas spresis, tai yra daug greitesnis kelias per savo būsenas. Kai tu eini į pasitenkinimą, į džiaugsmą, į švytėjimą, kai tu esi laiminga, pažiūrėkit tada, kaip tu jautiesi, kaip tu kokiom akim tu žiūri pasaulį, kaip tada į tave, šalia tavęs, kaip tave mato, fiksuoja kiti žmonės. Tai vat lygiai taip pat ir tie žmonės, kurie yra jūsų artimoji aplinka. Ir todėl išmintingos moteris, kurios tą jau supranta, jos pirmiausia dirba su savo vidinė būsena, kuri priklauso nuo jūsų vibracijų, nuo jūsų mąstysenos, nuo jūsų tikėjimos, nuo to, kiek yra tos vidinės švaros jūsų programui kaip žmogaus. Kai mes kalbėjom, kad jeigu tu gyveni vaikystėj įdiegtais modeliais, kitų užkrautom kažkokiam sociumo programom, sovietinių laikų ten kažkokiom ideologijom, tais tikėjimais, ko tavo tėvai gyveno, dar tėvų tėvais, kurie gyveno. Tai va tada tu ir gyveni va tokiais atgyvenusiais senais dalykais, kas šių dienų realijose visai nebetinka. Taip, o kiek yra žmonių, kurie nueina į įvairiausius mokymus, kurie šių dienų realijom jau nieko bendro nebeturi. Tai, pavyzdžiui, kai mes nueinam ir prisimokam kažkokių tai dalykų iš, pavyzdžiui, yra tokia vedų kultūra. Ir yra žmonės labai daug ką iš tenai ima. Ir aš pati kažkada studijavau ir pamačiau, kad ten yra labai daug dalykų ir netitikimų. Ir toliau, kai aš dirbu su savo mokytojais, mes irgi apie tokius dalykus diskutavom ir matėm, kad ten žmonės nueina, prisigaudo kažkokių tai aukso gabalų atseit. Ir po to atsineša į savo gyvenimą ir jie galvoja, kad čia viskas taip labai gerai. Pavyzdžiui, vegetarų būti ten, oi kaip viskas gerai, ten to nevalgyti ir tai ir to yra, tai dar nereiškia, kad čia yra tiesa, tai nereiškia, kad tai viskas jums tinka. Reikia mokytis klausyti save savo gilio ir suprasti, kas tavo kūnui šiuo laiku reikalinga, o ne eiti tokius dalykus, kurie visiškai ne tau yra tinkami. Ir tai nereiškia, kad tai yra absoliuti tiesa. Aš dabar nebesiplėsiu apie tuos dalykus, kas teisinga, neteisinga, ta prasme, bet aš noriu kalbėti apie tai, kad kai mes prisirankiojam iš įvairiausių kampų, tai kas pas psichologus eina kažką dirba, kas eina pas kažkokius mokytojus, kurie, taip žiūrėkit, aš kalbu iš savo asmeninės praktikos klientų. Ir norėdama parodyti tokius dalykus, kad jūs susimastytumėt. Tai yra ne kritika, bet tai yra mano ekspertiškumo, tos veiklos patirtis. Todėl, kad aš mačiau daug labai tokių klientų, kurie turėjo įvairiausių dvasinių mokytojų, kurie mokė, kad pinigai tai negerai, kad dvasingas tai turi būti vos ne biednas žmogus. Tai nėra teisinga. Tai va tai yra tas pavyzdys, kad jeigu jūs netyčia prisirankėjot kažkokių gabalų tokių ir po to tikit, arba net nematot, kad pas jūs nusėda pasąmonį arba tėvų neturto programos, taip? Pavyzdžiui, jeigu pas jūs visą laiką buvo šeimoje kalbama, nėra pinigų, mes biedni, bet teisingi. Visi turtingi žmonės, vagis, sukčiai, verslininkai, ten kažkokie visi ten liaudės priešai. Suprantat, jūs dabar gal tai ir nebekreipia dėmesio, bet jūsų pasąmoninėse programuose, kažkur stalčiuose loginio proto nusėdusi ta programa, jūs jos nematot, jūs nežiūrit ir va tokie va dalykai ir yra, kaip aš sakau, tos mentalinės šiukšlės. Ir jeigu mes nedirbam su pasąmonė, mes tada ir nevalom taip savęs, va tos emocinės higienos mes tada nedarom. Tai va apie tokius dalykus aš ir kalbu. Arba yra labai daugybė įtikėjimų apie vyrus ir moteris, kas turi būti ir kaip turi būti šeimoje. Žmonėsgi visur per visą savo gyvenimą ėjo tos gyvenimiškos tiesos ieškoti, kas į religiją, kas į terapijas, kaip kas mokėjom, tas kaip ir galėjom. Ir žiūrėkit, dauguma žmonių ir mokėsi iš tokių žmonių, kurie patys net nėra nei laimingi, nei turtingi. Taip. Ir tada aš ir kalbėjau, kaip manęs klausė, Asta, pasakyk kažkokį, kaip tu tą darai. Aš ėjau ir mokiausi iš tų žmonių, kurie gyveno bent jau taip, kaip aš norėjau, kai aš galėjau nuskanuoti iš tų žmonių savo intuiciją, kad tie žmonės gyvena ir jaučiasi taip, ką jie transliuoja.
Nes yra dabar labai daug dalykų, kai yra tik tai tušti žodžiai, žmonės kalba teoriją ir žinias, jie kažkur knygutėse perskaitė, jam kažkokia draugė pasakė ir tada jau tampa žmonės, kaip pasakyti, tos ale tiesos nešėjais. Bet ta tiesa, jinai dar turi būti per tavo filtrą, perfiltruota. Todėl, kad, kaip ir dar sakau, informacija, jinai dar nieko nereiškia. Mums reikia pirmiausia suvokti, kad mūsų vibracijos keistusi ir energetika. O tarp energetikos ir būsenos yra tiesioginis ryšys. Todėl suprantat, kodėl mums reikia su visais šitais dalykais ir dirbti va taip sistemiškai. Dirbti su ego dėžutė, dirbti su savo tom visom programom, tam, kad mes daeitumėm iki būsenų. Nes būsena yra raktas. Būsena tai yra mūsų jausena, kaip mes jaučiamės. Nėra ir niekada nebus pinigų, jeigu jūs gyvenate strese ir daug dirbate. Kai žmogus gyvena įtampoje, nerime, pas jį yra labai daug dalykų, to, ko jisai negali savaime gauti. Todėl, kad žmogus esantis įtampoje, pas jį yra susispaudimai. Ir yra įvairiausių dalykų. Visus tuos dalykus, visus tuos raktus, kuriuos aš jums sakiau ir kalbėjau, tarp jų yra labai tiesioginis ryšys. Kuo mes darom daugiau tos emocinio valymo, savo tų programų valymo, kuo mes einam į gilesnį savęs pažinimą, į tą vadinamą savo vidinės galios, psichinės galios, mokėjimą valdyti, ją naudotis, tuo labiau mes sinergiškai stipriname save, energetiškai, vibraciškai, emociškai. Ir kuo daugiau mes esam emociškai ir vibraciškai ir energetiškai stipresni, lengvesni, tuo pas mus ir ateina didesnės galimybės, ateina didesnė materialinė gausa, didesni pinigai. Pinigai, dar kartą aš irgi jums pasakysiu, kad irgi priklauso nuo to, ką mes mąstom, nuo to, kokio mes vibracijai, nuo to, kokias mes galimybės matom, nuo tos, kokias mes svajonės įgyvendinam, nuo to, kokie globalūs yra mūsų tikslai, tą, ką mes galim duoti savo, kitiems, nuo to viskas priklauso. O dauguma žmonių galvoja, kad materialinė gausa tada, kai ateis, tada aš prisipildysiu. Ne, taip neveikia. Pirmiausia, mes mokomės save tarytum indą pripildyti. Pripildyti visais gražiais dalykais, jaustis ir iš tos jausenos gyventi. Tada, kai tu esi tame lengvume, neskubėjime, vidiniai ramybei, tada tu gali daug darbų padaryti, nes tu nestresuoji. Tu į viską žiūri ramiai, tu nebebijai tokių klaidų, va kaip viskas veikia ir va kaip viskas dėliojasi. Ar aišku dabar jums? Pasižiūrėkite savo gyvenimą, kada esate būsenose ramybei. Jo, tada mes galim daug daugiau, todėl kad strese viskas sunku. Jeigu jūs pažiūrėsit, pakalbėkime apie tai, kai žmogus sako, ne ta koja iš lovos atsikėlė ir viskas ne taip dėliojasi, tai va taip ir yra. Ir tada, kai tau viskas sekasi, ar ne, kai yra tokių dienų būsenų, tada viskas tiesiog dėliojasi. Tai va ir yra tada ta būsena ir ta gyvensena, kaip pas žmogų viskas gražiai dėliojasi. Tai yra todėl, kad pas jos yra va ta energija, kad pas jį yra tas vidinis džiaugsmas, tos visos aukštų vibracijų būsenos. O kas mūsų būseną muša? Vat kažkokie tai pasąmoniniai iššokantis blokai, trigeriai. Va apie ką tai. Ir kaip aš sakau, va tas darbas, va taip kaip aš jums ir dėliojau tos raktus, jisai ir eina va tokio va eiliškumu. Todėl, kad dabar dar vienas irgi momentas yra svarbus. Taip per meditacijas, galbūt per hipnozes, klausydamosi kažkokios muzikos raminančios, mes kartais įeinam, meditacijose tai kas daro, taip mes įeinam į tas būsenas. Bet tai yra neilgai, todėl kad dar sakau, jeigu nėra to gilio darbo su tom visom pasąmoniniam programom, tai viskas pas mus pasikelia, vėl sugrįžta. Tos mūsų taip įsijungia vėl kažkokia emocija, neigiama emocija, ateina kažkokios mintis ir mes nesugebam tos vidinės būsenos išlaikyti.
Tai kuo tu daugiau dirbi su savo va, tuo vidiniu valymu, jeigu taip galim pasakyti, su tuo vidiniu emociniu detoksu, tuo tu stipriau laikaisi tuose aukštų vibracijų būsenose. Ir tai atsispindi tavo va toj materialiniai geroviai. Materialiniai ir emociniai gausai yra mano autorinė programa, auksinė gausos formulė. Jo, gal va taip aš ir pasakosiu programą ir tada, kad jūs suprastumėt, ką jūs galite toj programai labiau tikėtis. Gerai? Prisiminsim ir tuo pačiu, kai aš kalbėsiu, mes prisiminsim viską, ką mes kalbėjom. Dabar dar irgi labai trumpai pasakysiu, kad į programą yra atranka. Deja, taip yra, kad į programą imu ne visus. Todėl, kad žmogus turi būti pasiruošęs tokiai programai. Tai yra gilios transformacijos programa, gilus darbas su pasąmonė. Žmogus jau turi būti šiek tiek tame supratimą turėti ir pasiruošęs būti. Nes dar pas mus kartais būna labai per daug stipri ego programa ir dar per daug didelė karūna. Aš viską žinau, man viskas gerai, visi ten tokie, kaip pasakyti, iš manęs viską nori, mane apgauti. Žodžiu, žmogui reikia iki to šiek tiek daugti. Todėl, kad mes savo gyvenime esam kiekvienas savo evoliuciniam taške. Tai yra ne apie metus, tai yra apie mūsų sielos brandą, apie mūsų psichologinę brandą. Va apie ką tai yra. Ir mes visi gyvenam šitam gyvenime, bet esam tarytum kiekvienas skirtingoj klasėje. Taip ir tai, kas kai kuriems žmonėms dabar atrodo, kad jie viską žino ir kad labai viską supranta gyvenime, tai tą, ką aš praėjau, va toj giluminiai, taip aš kalbu apie vidinį potencialą, apie tą vidinę giluminę transformaciją. Išoriniam, tam materialiam plane, tai mes ten visi mokam ir visi vienodai gyvenam, visi turim namus, visi apsirengę, vaikai mokyklą eina, automobilį daugumą moka vairuoti, kelionės, bilietą nusipirkti. Šiais laikais labai daug meno ten nereikia gyventi. Bet mes kalbam apie vidinius dalykus ir pažinimą tą gilesnę. Taip, tame gyvenimo pažinime yra žmonės tikrai kitokiuose lygiuose. Ir tai ne apie jokį kažkokį tai mandrumą, pasikelimą. Tiesiog tai yra. Ir tie, kurie yra gilesnėme, jie, tarytum galim pasakyti, kad jie yra tam tikroj jau kitoj klasiai. Todėl, kad jie jau tą praėjo ir žino, kas dar laukia kitom evoliucionuojančiom sielom, ką dar reikia šitoj žemėje, kokias savo gyvenimiškas pamokas teks praeiti. Tai lygiai taip pat, kai ir aš esu tokiam savo, kaip sakyti, evoliuciniam lygmenį, aš žinau, kad yra žmonės, kurie žino dar kitokius dalykus, kitokias paslaptis, kažkokius naujus dalykus, ką man dar laukia atrasti. Tai vat eina apie tai kalba draugai, o ne apie tai, kad mes čia vieni kietesni ar dar kažkokie ten. Kalba eina apie tai. Ne apie tai, kad man kažkas patinka ar nepatinka, aš darau atranką, bet aš jau pravedžiau 1000 valandų konsultacijų, 1000 valandų mano su dalyviais, kurie dalyvavo programuose ir sesijose atrankinėse. Ta prasme, aš jau labai aiškiai žinau ir turiu praktinį tokį dalyką, ekspertišką, kaip dirba žmogaus psichika, todėl, kad tai yra mano darbas, kurį aš pastoviai jau dirbu 4 metus ir lygiai taip pat ir dirbu su savo dalykais. Taip, tai viskas jau daugmaž yra aišku, kas su tuo žmogaus psichika, jeigu vyksta, apie tai ir yra programa, tame aš ir esu ekspertas ir todėl visi tie dalykai yra aiškus, kas čia vyksta pas kitus žmonės. O tie, kurie dar to nepraėjo, jie kitaip žiūri, kaip aš sakau, visiškai kitokią linzę į pasaulį. Tai va, kada žmogus jau bus šiek tiek pasiruošęs tai transformacijai, kad jisai supras, kam jinai jam reikalinga, tada pas jį jau visai kitokie klausimai ir požiūris į tai atsiranda. Elementariai, pavyzdžiui, kad ir dėl kainos, taip, vieniems atrodo, oi, kiek kainuoja. Bet kai aš jau esu ir suprantu, kaip visi tie dalykai dirba ir kaip dirba žmonės giliai su tais, aš žinau, kad ten jau nebe tokie dalykai klausimas stovi, kiek kainuos. Klausimas yra, ar tu dar rasi tokį žmogų, kuris norės su tavim dirbti, kuris turės laiko tau ir kuris padės. Tada jau ten nebe kainos klausimas stovi.
Ir aš tai sakau visai paprastai ir natūraliai, todėl kad vat ir dabar, pavyzdžiui, aš irgi, kaip ir dauguma iš jūsų, dabar manęs irgi laukia užduotis, vat kaip tik aš turiu 48 valandas užpildyti paraišką pati. Todėl, kad aš irgi noriu grįžti pas savo mentorę, su kuria aš jau dirbu 3 metus, šiuo metu aš dar kitą mentorę turiu. Ir taip man irgi reikia užpildyti paraišką. Ir aš nežinau, kiek man tai kainuos. Aš tik tai džiaugiuosi, ar jinai mane paims į tą darbą ar ne. Todėl, kad aš žinau, kad nėra tiek daug tų žmonių, su kuriais tu norėtum dirbti, kurie taip gerai išmano visus tuos giluminius dalykus, sielą, kurie gali matyti, todėl, kad žiūrėkit, pasąmonė ir karminiai dalykai, ten visko yra tiek daug, ten yra visko, kaip pasakyti, tokie neišsemiami klodai ir šaltiniai, kad mes visą šitą gyvenimą galėsim dirbti, jeigu norim savo gyvenimą ir tą vidinį potencialą išpakuoti. Tam nėra ribų, suprantat? Va apie ką eina kalba. Ir kaip aš ir sakiau, mano vienas misijos uždavinys - gerinti ir gerinti ir gerinti ir gerinti. Pažinti save, savo gilį. Dėl ko aš gimiau ir atėjau. Išpakuoti savo potencialą, padaryti kažką tai ekstraordinaus. Va apie ką aš kalbu. Ir todėl tai yra mano pasirinkimas ir viena iš vertybių. Ir aš tikiuosi, kad čia irgi yra tokių žmonių. Taip, eit, atskleis savo tą potencialą. Dėl ko gimiau, iš vis dėl ko aš toj žemėje esu. Šitam kūne, ką mano siela čia veikia. Tai vat, man irgi yra įdomu tai pažinti. Ir todėl aš imu savo mentorius ir taip aš žinau, kad jie kainuoja. Tai vat, ir yra visai jau kitas požiūris, kad čia yra ne kainos, o ar aš sau leisiu, ar aš suprantu, kodėl man tai svarbu, ar aš suprantu, kodėl aš tai noriu. Va tai apie ką yra draugai. Ir dėl to į mano programą irgi yra atranka. Dabar, draugai, pakalbėkime irgi apie, dar irgi svarbus momentas. Ir todėl reikalinga užpildyti paraišką. Paraiška yra reikalinga dar užpildyti irgi todėl, kad masterclass dalyvių yra daug. Tai pas mane ateina klientai ir iš kitų kanalų, ne tik tai iš masterclass. Jeigu aš prašau jūsų užpildyti paraišką, tai tam, kad jūs atrastumėt laiko ir patys įeitumėt į aiškumą, kas jūsų gyvenime vyksta. Ko jūs norite kartu pasiekti, kokią gyvenimo sritį jūs norite pagerinti. Taip, todėl, kad yra labai daug žmonių, kurie gyvena, kaip aš sakau, tokiuose iliuziniuose debesėliuose. Oi, aš noriu 10 000 uždirbti, vadovai per 3 mėnesius mes tą padarykim. Tai aš ir noriu, prieš imdama žmogų, ar individualiai dirbti, ar į programą, matyti, ar prieš mane yra adekvatus žmogus, ar jis iš vis kažkiek tai, pas jį yra va to adekvataus mąstymo, kaip tai iš vis tokie dalykai pasiekiami. Taip dabar žmonės daug kas kalba, oi, finansinę laisvę mes čia pasieksim. Da žmonės, kaip aš sakau, reikia turėti šiek tiek realistiškumo ir suprasti, kad finansinę laisvę pasiekia vos keli procentai žmonių. Todėl visoj planetoj. Ir aš esu žmogus realistas. Aš nesu tas, kuris, kaip pasakyti, atitolęs nuo realybės. Taip aš suprantu, kad pinigams realiems uždirbti reikalingas ir verslas, ir teisingas verslo modelis, ir galų gale psichologinė verslo pusė. Dėl to aš ir pati turiu savo mentorius, todėl aš turiu ir savo dvasinius vadovus, suprantate, ir tie, kurie mane versle moko. Tai vad kalba eina tiem žmonėm, kurie turi tokio sąmoningumo. Ir todėl tam, kad ir jūsų laiką taupyti, ir savo, dėl to mes ir pildom tą paraišką, ir dėl to aš jūsų prašau, atsisėskit ir parašykit, ko jūs norit, kaip jūs įsivaizduojat, pasiekti tą rezultatą. Dabar dar vienas irgi svarbus yra momentas. Mano programa gali būti individualiai pritaikyta šiek tiek kiekvienam iš jūsų. Ir todėl tie, kas užpildo paraišką, taip kai mes susitinkam sesijai, mes apie tai ir kalbam, kad matyti, kokia yra jūsų individuali situacija ir galbūt jums pasiūlyti kažkokius kitus paketus į programą. Todėl tam ir reikalinga sesija, tam ir reikia, čia ne konvejeris, čia ne kažkoks informacinis kursas. Tai yra programa, visa sistema, kur aš dirbau prie tos programos jau 4 metai ir plus 15 metų mano patirties, kur aš pati mokėjau irgi savo mentoriams, kad jie padėtų man tą programą sudėlioti sistemą. Todėl, kad ta programa per 3 mėnesius jums gali duoti tokią vertę, kurios jūs negausit eidami pas psichologus
10 ir netgi 15 metų. Aš kalbu dabar tiem, kurie nesupranta, apie ką mes kalbam. Taip, nes yra žmonių, kurie ateina ir jie sako, taip, aš daugmaž aš tą supratau, kiek tai bus, kokia tai bus investicijos suma. O kiti žmonės gyvena dar tokie debesėlį, jie galvoja, kad va taip, aš 40 metų ten niekada neuždirbau pinigų, nemačiau laisvės, nemačiau vidinio pasirinkimo, niekada nebuvo laisva gera ir jūs mane išgelbėkit arba, kaip pasakyti, viskas ten vos nebus uždyka. Tai vat apie tai, kad aš noriu, kad ateitų pas mane adekvačiai mąstantys žmonės, va apie ką. O kitiems galbūt šiek tiek dar reikia psichologiškai subręsti. Nes kaip ir noriu pasakyti, kad jūs suprastumėt, mes visi psichologiškai esam skirtingoje tame taške. Ne todėl, kad mes kažkas geresnis, blogesnis, aš ne apie tai kalbu. Apie tai, kad nori, nenori, mes visi skirtingi. Taip šitoj žemėje vieni gimė būti bilijonieriais, o kiti net milijono niekada neuždirbs. O kiti niekada neuždirbs 10 000. Tai ir nereikia į kitus lygiuotis, bet ir reikia suvokti, kad mes kalbam apie psichologinę brandą, štai apie ką, o ne apie tai, kas kietesnis. Dabar ir todėl reikalinga užpildyti paraišką. Tada aš matysiu ir žinosiu, kokia jau yra jūsų situacija. Nes kartais man irgi reikia atsisėsti ir gerai pagalvoti, ką aš geriausio konkrečiai šitam žmogui, šitoj situacijai galėčiau pasiūlyti ir kaip mes galėtumėm kartu geriausią variantą pasiekti. Todėl, kad žiūrėkit, programa Auksinė Gusos formulė tai yra toks totalus fundamentas mūsų tai vidiniai galiai, vidiniam potencialui atverti ir išeiti visiškai naują gyvenimo, tiek materialios, tiek emocinės lygį. Dauguma iš jūsų dar yra ganėtinai nauja, bet tai yra fundamentalu. Todėl nesvarbu dabar, ar jūs norėtumėt savo santykiuose naujo lygio kažkokio bendravimo, naujų emocinių būsenų. Ar jūs norėtumėt materialios gausos, galbūt daugiau dovanų, kelionių, galbūt ten kažkokie grinai materialūs dalykai, gal mokslai savo vaikams. Galbūt jūs norit daugiau uždirbti, gal jūs norit pakeisti savo veiklą ir eiti savirealizaciją, gal jūs norit padaryti finansinį proveržį. Jūs kiekvienas esat su savo skirtingais dalykais, todėl, bet kadangi mes dirbam su psichologinė, emocinė, jutiminė reikalo pusė, vibracija, mūsų ta energetika, mąstysena, todėl ta programa tinka visiems šitiems žmonėms, bet atitinkamai, taip todėl, kad jūs esat skirtingi. Vienam žmogui užtenka tik tai pradėti jaustis geriau ir jaustis laimingesniu. Gal jam užtenka tos materialinės gausos, jisai yra jam viskas jau yra sukurta. O kitas nori galbūt persikelti kažkur, jisai nori 3-4 kartus uždirbti pinigų. Tai atitinkamai taip tam žmogui reikės dar kažką ir apie kažkokius finansinius dalykus, galbūt apie veiklą reikės, apie veiklos modelį reikės dar adaptuoti kažkokią arba iš vis naują veiklos modelį sukurti, kažkokias naujas technologijas, naujus dalykus išmokti. Tai atitinkamai mes galim tą ir adaptuoti ir todėl aš noriu žinoti jūsų situaciją. Todėl, kad sesijoje mes galėtumėm tą laiką paprasčiausiai negaišti, o išnaudoti tiek jūsų atžvilgių geriausio ir mano lygiai taip pat. Suprantat, štai dėl ko mes pildom paraiškas. Dabar pakalbėkime apie programą. Taip, pat ir tą, ką pasakiau, kam programa tiks. Dar gal žmonių, kurių nepaminėjau, yra didelė grupė žmonių, kurie daugybę metų užsiema tuo savęs pažinimu, dvasingumu ir jie jaučia poreikį dalintis tuo su kitais žmonėm. Ir tai yra žmonės, kurie norėtų monetizuoti tą savo gyvenimišką patirtį. Taip, galbūt jūs praėjot kažkokias gyvenimiškas sudėtingas situacijas, išėjot iš jų ir norit padėti tai kitiems. Norit dalintis, jūs jaučiat tą. Tai galbūt būtų transformatoriai, mentoriai, coacheriai, taip kaip jūs save vadinate, ten kažkokie mokytojai. Ta prasme, kaip aš sakau, žmonės norintys padėti kitiems, o tuose psichologinėse dalykuose, tai yra galbūt ir mokytojai, ir treneriai, joga kažkokie, ir psichologai galbūt savo praktikas irgi nori daryti. Tai jeigu jūs norit, jaučiat, kad aš noriu, tai pas mane net ir yra, klientė buvo, kuri tinklinėme marketinge lyderė dirbo, bet jinai
suprato, kad tam, kad žmonės augtų versle, tam, kad žmonėms būtų drąsiau eiti ir kurti savo, kaip pasakyti, užsidirbti tik tai, pavyzdžiui, vien tik iš tinklinio marketingo veiklos, kurti savo komandą, jiems irgi ir uždirbti daugiau, lygiai taip pat ir kituose, ir ar tai karjera, ar tai veikla, ar galbūt jūs jau turit savo veiklą. Tam, kad išeiti į didesnius klientus, išeiti į didesnius pinigus, tam reikia psichologinio pasiruošimo, neužtenka tik tai dirbti, reikia dirbti su savo karminiais dalykais, su savo vibracija, energijos kėlimu. Tai jeigu kartais čia yra tokių irgi žmonių klausotės ir va tokie, kurie nori uždirbti realius pinigus ir ypatingai tie, kurie nori socialiniais tinklais pradėti dirbti arba pagerinti savo tą situaciją. Jeigu yra čia tokių ir jums ta programa tiks. Ir lygiai taip pat, kaip ir sakiau, tie, kurie nori daugiau tos emocinio pasitenkinimo, lengvumo, taip galbūt tik emocinio. Ir tai, kas susijęs su jūsų pinigais ir savirealizacija. Nes yra dar irgi tokia grupė žmonių, kurie nori savo tą širdies veiklą pradėti, bet vis nesiryžto. Ir ten irgi yra labai daug psichologinių problemų, tokių gal net ne problemų, tai kad viskas įsprendžiama, problema gal tai, kas neįsprendžiama, bet yra emocinių tokių blokų, yra karminių dalykų kažkokių ir dėl to mes ir neišeinam, ir nepradedam, ir nerandam tos savo veiklos, todėl kad per daug didelės baimės, nežinomybė, eiti į naują, nesaugu, nežinau, ko noriu, yra vidinis blokavimas, negaliu sau leisti, yra chaosas, ta prasme, reikia tiem, kuriems sustiprinimo, pasitikėjimo daugiau savo jėgom, supratimo savo. Tai va šitiems visiems ta programa kaip fundamentalus toksai bazinis dalykas tiks. Tai paraiškas prašau užpildyti jūsų iki sekmadienio ir tada aš jums visiems atsakysiu, tie, kurie eina. Tų, kurių matysiu, kad paraiškos tikrai rimtos, tokios išsamios ir matau, kad žmogus tikrai yra nusiteikimas, aš su jumis su mielu noru ir su didžiausiu džiaugsmu susitiksiu ir pasikalbėsiu. Dabar, dauguma žmonių irgi bijo transformacijos, bus sunku. Ta, ką aš noriu pasakyti, yra sunku tada, kai tu gyveni prislopintose emocijose, tada, kai tu gyveni ir tavo tas potencialas, kaip pasakyti, jauti tarytum prašosi išleidžiamas kaip džinas iš butelio, bet tu negali. Kai tu gyveni su tuo sunkumo jausmu, kai tu negali savo svajonių tikslų įgyvendinti, savirealizacijos irgi, jausmas irgi yra labai stiprus, kada to negaliu. Kai jaučiu ir dirbu nemėgstamame darbe, bet negaliu išeiti. Kai matau, kad noriu duoti, dalinti su pasauliu, bet nedrįstu, taip ką pagalvos, baimė kritikos. Tai tada, kai yra, tada sunku. Pati transformacija ir ta programa yra, aš jums galiu pasakyti, jinai yra įdomi. Ir iš tikrųjų aš tą matau iš žmonių reakcijų, nes aš pati vedu ir dirbu su žmonėm ir mes dirbame Zoom'e, aš matau visų žmonių reakcijas, veidus, mes kalbamės, mes dalinamės, kas vyksta kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę jų gyvenime. Ta prasme, aš dalyvauju tame. Viską žiūriu ir stebiu, laikau tą transformacinę erdvę ir mano klientai kartais gaila, oi kaip pasta, gaila, kad taip greitai pasibaigė. Nors mes dirbam 3-3,5 mėnesio, dirbam intensyviai programai, bet tai nėra sunku, tai kad tu darai dėl savęs. Ir iš pirmų dienų pradeda atsirasti lengvumas, džiaugsmas, todėl programa tikrai nėra sunku, jinai yra įdomu, save pažinti. Dabar programa yra praktinė, daugybė praktikų, bet jos yra gan paprastos, nes aš einu tai, kad kas paprasta yra genialu. Aš pati mėgstu paprastus dalykus ir žiūriu tai, kad jos būtų kiek įmanoma galima pritaikyti viską gyvenime, o ne, kad tai nereikėtų valandų sėdėti, ten kažkokių tai įmantrybių daryti. Ta prasme, jų yra daug tų praktikų, bet jos yra paprastos, aiškios. Dabar taip, ką jūs galite tikėtis, ką mes darom toj programai? Dauguma yra tokiame vidinio chaoso, neaiškumo būsenoje. Tai, kai mes pradedam dirbti, atsiranda aiškumas, lengvumas, draivas. Vat ir šiandieną viena moteris rašė jau grupiai, kad kai aš pasėdėjau, paanalizavau, iškart atsirado ryte draivas, nuotaika ir atėjo klientė. Va kaip viskas veikia.
Todėl, kad aiškumas, chaosas irgi yra žema vibracija, o kai mes einame į aiškumą, tu keli tas vibracijas ir visata tau atsako. Atsiranda klientai, atsiranda žmonės, atsiranda pinigai, galimybės. Tai mes dirbam tam, kad pakeltumėm savo energetiką, vibraciją, išeitumėm iš tos vidinio chaoso būsenos ir atsirastų aiškumas, lengvumas. Taip pat programai tam, kad jūs suprastumėt, kaip veikia to dualaus proto matrica, kame yra tas blokavimas vidiniai jūsų žmogaus sistemoje. Kokios tos blokuojančios programos, iš kur jos atsirado, iš kur eina tos jūsų nerimas, baimės, savęs sumenkinimas, menkumo, menkavertiškumo jausmas. Taip pat lygiai jūs gaunat įrankius, kaip su visais šitais dalykais dirbti, kaip išmokti su tuo tvarkyti. Iš karto, kai pradedam tą daryti, atsiranda saugumo jausmas, daugiau vidinės ramybės. Mokytis gyventi gausoj, netrūkumo paradigmoj. Suprasti principus, kuriais veikia gyvenimas. Pasimti tą išmintį, vidinę atrasti ir suprasti, kaip veikia gausos programos ir matyti, kur yra blokai, kur yra tas energetinės šiukšlės. Pamatyti, kas jūsų gyvenime yra visai ne jūsų sudėta. Kaip ir sakiau, giminės modeliai, tėvų sudėti, sociumo kažkokie įsitikinimai, tiesos, kas visiškai nebetinka jums. Ir šių laikų gyvenimui, kaip ir aš sakiau, šiuolaikiniai moteriai, šiuolaikiniam žmogui, Žemė kaip planeta, kaip sistemos dalis irgi turi savo vibracijas. Ir jeigu kažkas domitės, o jeigu ir nesidomit pirmą kartą, tai Žemė labai keičia savo vibracijas. Ir lygiai taip pat ir žmogus turi savo vibracijas keistis. Todėl, kad mes turim išeiti iš to trūkumo, iš to užsimiršimo, iš to dualaus proto, kaip pasakyti, dėžutės. Išeiti turi plėsti žmogaus sąmonę. Vibracija irgi su jo sąmoningumu plečiasi. Ir todėl mums reikia save valytis tas senas nesavo programas. Visas tas pasąmoninės šiukšlės, nuimti visus stabdžius, visas strategijas, mąstyseną, kuri netarnauja jums. Nuimti tas baimę savo požiūrį, baimę pinigų, baimę parduoti, baimę reikštis, tos visus nedrasumus. Taip, kiek iš jūsų irgi jau mokat visokių tos gyvenimo tiesos, bet kadangi dar tai yra neįprasta arba jūsų artimoji aplinkoje žmonės tuo negyvena, kiek yra žmonių, kurie bijo eiti ir reikštis, todėl kad jų nepriims, nesupras, nepalaimins, nemylės ir taip toliau ir taip toliau. Čia yra mūsų senos programos, antipinigų scenarijai. Jau visi mano giminiai biedni ir teisingi, o aš čia vienas toksai būsiu, ar ne, toks turtingas, uždirbsiu. Tai irgi yra apie tas senas programas, kurias reikia valytis. Toliau lygiai taip pat suprasit, kaip formuojasi iš vidaus jūsų realybė. Kaip mes savo būsenam, mintim, tom vibracijom ją kūrėme. Taip pat daugumai žmonių reikia naujo gyvensenos modelio. Mes kūrėme jį ne pagal tikslų kelimąsi ir griežtai, disciplinuotai vykdymą, bet apie mūsų vizijos pamatymo ir išjautimo. Ne loginio proto, kaip mes suvokiam, kaip sugalvojam ir po to nešam visai ne ten ir vėl įvykdė ir 10 metų kūrė kažką tai, jaučiam nusivylimą. Va tiesiog pasakysiu jūsų irgi vienos dabartinės klientės situaciją. Moteris sako, aš tiek daug metų norėjau va tokią specialybę įsigyti, aš mokiausi aukštoji ir dabar, kai aš tą darbą pradėjau dirbti, aš matau, kad visiškai aš to nenoriu dirbti. Tai yra va toksai tipiškas pavyzdys, kada žmogus ėjo iš logikos, galbūt savo tėvų pastumėtas, ėjo ten, kur bilė eiti, o ne iš to savo širdies, ne iš intuicijos, todėl kad žmogus nemokėjo to išjausti. Ir todėl gaunasi, kad daugybę metų ir pinigų įdėjau, ir mokiausi, ir pastangų, ir tada atrandu, kad ta veikla visai ne mano. Ir taip ir apie kitus dalykus, kai mes įimam ir kažkokius keliamės tikslus, kurie visai yra net ne mūsų. Tie tikslai, kurie yra aplinkos ir sociumo primesti ir padiktuoti. O vizija tai yra tai, ką mes jaučiame iš savęs, bet tam, kad savo viziją jausti, reikia jau nusistatyti ant savo intuicijos ir išmokti jausti, atpažinti, skaityti, kaip aš sakau, tą vidinį navigacinį savo žemėlapį.
Lygiai taip pat, ką mes irgi darysim, dirbsim su jūsų psichinė jėga, galia, kad jūs išmoktumėt tuos dalykus valdyti. Toliau, kad atblokuot savo vidinę galią, kad atsirastų energija, dirbsim su būsenom, nes energija irgi yra visiškai skirtingų dažnių. Ir mums energijos reikia kartais ne kiekio, o kokybės. Ir tai yra susijęs su mūsų būsenom. Todėl, kad kai tu gyveni aukštose energijose, va tose būsenose, tada tu eini dirbi, tau viskas darosi lengvai, tau viskas darosi paprastai. Kai žmonės irgi atrodo, man sunku eiti, aš bijau, kad reikės persidirbti. Tai yra tada, kai žmonės eina tik tai iš to savo valios, jėgos, prisimenat, kaip kalbėjom, tai tu eini tik todėl ir darai, kad tau reikia. Bet kai tu gyveni iš savo vidinės galios, pas tave atsiranda vidinė motivacija, draivas, džiaugsmas, tada tau nereikia savęs priversti. Tu supranti, kodėl tau ryte iš ryto norisi keltis ir kodėl tu dar vakare su mielu noru pratęstum savo dieną dar keliom valandom. Nes tau tai yra įdomu, tai eina draivas ir tame tai yra, tu jauti malonumą tai darydamas ir taip gyvendimas. Jau mokomės programoj ir tai atsiranda pasekoj, kaip išmokti klausyti savo vidinius impulsus, kad ir rasti tą savo širdies kelią, savo širdies veiklą, savo vietą galų gyvenime. Įgauti vidinės drąsos ir atramos tą savo vidinę ašį, atsiremti į save, kad nebeabejoti savo pasirinktais sprendimais. Todėl, kad, kaip sako irgi mano viena mentorė, abejonės yra viena iš pačių didžiausių irgi šio amžiaus ligų, kada žmogus savim abejoja. Todėl jisai. O abejonės irgi yra tada, kai stiprus mūsų ego ir loginis protas. Taip pat tą, ką mes irgi darom programą, mes kūriam savo vertybių kodeksą. Taip kaip atpažinti, kas man teisinga, kuo aš noriu gyventi. Ir tai padės jums rasti savo vietą gyvenime, savo irgi veikloje. Taip pat, jeigu jūs norėsit, jeigu jūs yra tokių, kurie jau jaučia, kad aš jaučiu, taip aš intuityviai jaučiu, kad yra kažkas, ką aš turiu keisti savo veikloje. Gal jūsų versle kažką tai kitaip adaptuoti šiems laikams, šių laikų aktualijoms, ko reikia. Galbūt tai yra jūsų savirealizacija, jūsų toj veikloj. Taip yra žmonės, kurie eina, ar tai solo projektai, ar tai pas jūs yra jų pažengęs ir yra jų veikla. Taip jaučia žmonės, kad aš turiu kažkokią dovaną pasauliui ir aš noriu dalintis. Tai va tie, kurie tam yra pasiruošę, tiem, kuriems svarbu, taip toj programai žmonės randa savo tą dovaną. Žmonės randa savo misiją, kurią jie nori. Taip, ne visi gal tą misiją turi, gal ne visi tiki, gal ne visiems jiem laikas. Bet tiems, kurie laikas, jie irgi atranda tai. Taip pat, ką mes irgi darom, ta programa, ką jums padės. Valdytas būsenas, pasinaudoti savo kūrenčią galią. Tai yra apie jūsų vizualizaciją. Tai yra apie jūsų sugebėjimą materializuoti. Taip pat mes ir, kaip sakiau, va dabar čia ne kitoje vietoje parašyta, kurti savo viziją ir padaryti tą planą jau va tam naujam gyvenimo modeliui. Todėl, kad senasis modelis buvo mums padiktuotas kažkokių tarybinių laikų, tą, ką mus mokė visos vertybės. Bet šitų iš tikrųjų gyvenimas eina pagal savo taisyklės, pagal savo principus. Ir va tų principų, kaip veikia gyvenimas, ne tokį, kaip mes įsivaizduojam, bet tai toks, koks jisai yra. Ir toks, koks jisai yra, ir tu prieš jį, kaip pasakyti, galėti ir norėti, bet yra gyvenimo principai ir tu nori, nenori. Jeigu tu esi šitos visatos, kaip pasakyti, dalelė, tu turi gyventi pagal šitos visatos taisyklės, o ne tai, kaip tu norėtum. Todėl mes mokomės naują modelį kurti pagal tai, mokomės rasti savo tą absoliučią tiesą, mokomės savo tiesą, kuri yra reikalinga man, konkreti, individuali, unikali, kad atpažinti savo kelią ir pasidaryti planą, kaip va tuo gyventi. Ir savaime suprantama, pripildyti save tą gausos būseną ir iš tos vidinės savo gausos būsenos kurti savo naują tą materialią realybę. Dar kartą, tiem, kuriem yra labai labai įprasta gyventi tam, kad stengtis kaip to išvengti, tai gyvenimo principai netaip veikia.
Jeigu jums šitam gyvenimo etape kažkas tai netenkina labai stipriai, tai savaime tai nesikeičia. Mums reikia tą, kas netenkina, pakeisti tuo, kas mus tenkina ir įdėti savo pastangų, savo fokuso, savo galbūt ir pinigų, ir laiko, noro, troškimų tam, kad įgyvendinti. Ir tai yra mūsų atsakomybė tą savo gyvenimą kurti, tokį, kokį tu nori. Ir aš pati savo gyvenime esu toks žmogus, kuris labai daug kartų ėjo iš seno. Aš kažkada, kai ruošiau finansinio proveržio irgi kursą, aš paskaičiavau, kad aš pati darau jau 7 kartą finansinį proveržį. Aš jau gal 25 kartą savo gyvenime keičiu, todėl kad pas mane buvo įvairiausių veiklų, darbų, santykiai, kelios šalės, kurias aš gyvenau, įvairiausių projektų, nusisekusių, dar daugiau nenusisekusių. Ta prasme, aš žinau, kaip tie veikia principai ir kaip mes einam į tą naują. Ir kad tą seną reikia užpildyti naują. Suprantat, o nesėdėti ir nelaukti, kad kažkas pasikeis. Ir jeigu kažkam iš jūsų atrodo, ai, gal jau per vėlų, gal aš jau per senas, gal per sena, gal čia jau nebe man, tai kažkada man labai padėjo, kai 40 metų man buvo ir atrodė, kad visas mano tas materialaus gyvenimo tas namelis birėjo, man labai padėjo toksai kažkur perskaitytos mintis ir tokia mintis, kad tada man irgi atrodė, oh my god, man jau 40 metų ir aš dabar viską prarandu, kokią tragediją, bet po to, ir ta prasme, kai aš perskaičiau tokią mintį, gerai, tu savarankišką gyvenimą pradėjai nuo kokių 20 metų, dabar tau 40, taip, tu 20 metų mokeisi gyventi, kūrėjai. Ir dabar, norint sukurti savo realybę tokią, kokią tu nori, o aš norėjau visai kitokios realybės, nes tuo metu aš turėjau verslą, tegul pagal pašaukimą, bet pas mane būdavo visą laiką nuo ryto iki vakaro, nesibaigiantis reikalai, iš ryto keliuosi su sąrašu ir varau į visas 4 pusės, reikalai nesibaigiantis. Įtampa. Ir aš buvau pavargusi nuo to gyvenimo. Aš supratau, kad aš noriu, kad mano gyvenime atsirastų daugiau laiko santykiams, daugiau laiko savo dukrai, bendravimui su žmonėms, savo hobiui, kažkokioms kelionėms. Aš norėjau dirbti iš namų, aš norėjau irgi dirbti ir keliaujant. Ir dabar pas mane viskas tas yra. Tai yra draugai sukuriama, o nenukrenta iš dangaus. Tai va, jeigu jums atrodo, kad laiko mažai, pagalvokite apie tai, kiek dar, jeigu jums 40, 30, ten arti 40, 50, gal ir dar jūs esate vyresni, tai pagalvokit, kiek mes dar laiko galim kurti. 10, 20, 30, 40 metų, kiek norit gyventi. Dar yra labai daug laiko viską perkurti taip, kaip jūs norit. Bet reikia tą pradėti per tą savo gilį ir supratimą, kad ne daugiau dirbant, ne tik tai fokusuojantis į veiklą, į marketingą, į klientus, bet pirmiausia viskas tas eina per mūsų psichologinius dalykus ir visus tos dalykus, ką mes kalbėjom. Per tą metafiziką gyvenimo vakas pirmiausia įtakoja. Ir tikiuosi po šio masterclass jums daug aiškumo atsirado gyvenime ir kitoks požiūris apie tą realybės kūrimą. Iš vidinės gausos būsenos mes kūriam materialinę gausą, o ne atvirkščiai. Tai va, ir toj programai mes mokomės išeiti iš tų visų stresų, nerimo, suprasti, ko aš noriu. Taip aš padedu atgauti tą pasitikėjimą savim, žmonėm, savo jėgom, atsigręžti save, pradėti jau savį palaikymą, jausti savo tą vertę, pripažinti save, kaip žmogų su talentais, su duotybėm, pasirenkantį savo kelią, padedu jums sustiprėti. Vedu, esu su jumis, kuruoju, laikau erdvę transformacijai, asmeniškai pati atsakau visus jūsų klausimus. Tai klausia, kiek laiko užima sesijos. Dirbam tol, kol kiekvienas išeina sugavęs kiekvieną atsakymą. Tas, kas yra svarbu. Praktinės užduotis darom, mes dirbam dėl rezultato. Ir jūs turit suprasti, kad jūs ateinat patys nusiteikę. Taip, aš duodu jums palaikymą, aš duodu jums sistemą, pagal kurią aš pati gyvenu, pagal kurią daugybė mano klientų perkūrė savo gyvenimus, išmoko gyventi toj materialioj gausoj,
susitvarkė savo santykius, susitvarkė savo pinigus. Taip, tas, kas kiek norėjo, tas tiek ir pasiėmė. Kiti pasiryžo savo savirealizacijai, kai darbas buvo nebemielas ir norėjosi kažko naujo. Susitvarkė savo gyvenimus. Va taip, kaip sakau, tai yra raktas į tavo laimingą ir gausų gyvenimą. Va apie tai yra šita sistema auksinė gausos formulė. Ir aš jums siūlau galimybę ir tie, kurie yra pasiruošę ją pasinaudoti, kaip sakot, you are welcome, aš jūsų laukiu jūsų paraiškų. Dabar dėl investicijos, taip, investiciją mes aptarsim su jumis, nes tai yra klausimas ne pinigų. Todėl, kad tai yra klausimas tavo pasiruošimo ir tiek, kiek tau svarbu dabar, kiek tau to reikia ir kiek tu nori dėl savęs padaryti. Todėl sesijui mes aptarsim, ar mums tinka, pasižiūrėsim, ar mums tinka taip, kaip aš dirbu. Programa, aš jau sakiau ir dar kartą pasakysiu, apie 3-3,5 mėnesio, todėl, kad mes žiūrim, kartais atsiranda. Tiek, kiek aš dirbu jau 4 metai, aš mačiau, kad kiekviena grupė turi visą laiką kažkokių tai niuansų, kaip pasakyti. Taip, tai nėra taip, kaip štampu atštampuota ir mes visą laiką taip dirbam. Ne, tai yra visą laiką kažkokių tai kitokių dalykų ir todėl kartais aš matau, kad žmonėms reikia papildomai, va dar ta vieta neaiški, šita vieta neaiški, va dar čia reikėtų daugiau, todėl aš neskaičiuoju kiekvienos ten sesijos, minutės, mes dirbam iki rezultato, tol, kol jūs išeisit laimingi ir patenkinti. Su rezultatu tuo, kokį jūs ir panorėsite toj programai turėti. Kokias įsikelsit savo užduotis, kiekvienas pagal save. Kiekvieno, kaip kažkas parašė, gausa yra skirtinga. Ir dar, kaip ir sakiau, todėl, kad programa gali būti individualizuota kiekvienam iš jūsų, taip aš galiu, jeigu yra labai santykiuose problematiška, taip galim pasiūlyti galbūt individualių sesijų. Todėl investicija skirsis ir tai yra pirmiausia, jūs turit savo atsakyti, o toliau jų atsiras ir pinigai. Štai apie kodėl, nes kai kuriems žmonėms atrodo, kodėl jinai nesako, mes individualizuojam. Nes čia yra dar kartą klausimas ne pinigų, bet kiek jūs patys suvokėt ir kiek jums to reikia. Nes jeigu bus pinigai, tai atsiras, jeigu bus reikia, atsiras ir pinigai. Žiūrėkit, dar kartą, pinigai yra energija, kuri eina į jūsų projektą. Jeigu jums va šita programa, auksinė gausos formulė, bus jūsų trokštamas projektas ir jūs turit vidinį apsisprendimą savo gyvenimą keisti ir dalyvautoje programoje, pinigai atsiras. Pas mane jau buvo šimtai žmonių, kurie ne kiekvienas, kaip aš sakau, stalčiui turėjo prisidės pinigų. Bet kada žmogus priima sprendimą, pinigai atsiranda. Pažiūrėkite savo gyvenimą, kai jums kažko labai reikėjo. Vieni pirkot būtą, kiti kažkur užsinorėt, kažkur tai dalyvauti, mokytis, keliauti. Gal kažkokiai lygai reikėjo, gal automobilį pirkot. Ir tikrai labai ne kiekvienas taupo. Jo, kada atsiranda impulsas, atsiranda sprendimas ir atsiranda pinigai. Ir tada pradeda stebuklai vyktis. Ir jeigu jūs einate tą energiją, tada būna taip, o, motociklą pardaviau, kurio jau senai nereikėjo, mašiną pardaviau, butą pardaviau, palikimą gavau, pinigai pradeda ateiti. Aš jau dirbu tame 4 metus ir pati daugybę kartų ėjau ir dalyvavau ir tokias sumas mokėjau, kai mano, kaip sakyt, loginis ego protas net nesugalvoja ir jam plaukai šiaušės, iš kur mes tiek gausim pinigų. Bet tada, kai siela nori, atsiranda tie pinigai, kai yra vidinis sprendimas. Va taip gyvenimas veikia, draugai. Ir jeigu jūs dar gyvenate seną paradigmą ir dar va tokiais dalykais savo senais įtikėjimais, tai aš ir kviečiu išeiti iš tų savo remelių. Pasitikėti savim, pasitikėti manim, pasitikėti vedimu. Taip, todėl, kad aš tą pinigų temą labai daug metų studijavau. Ir sakiau, kad ir mokiausi grinai ir finansinio išprusimo, ir mokiausi, kaip veikia pinigų energija ir dabar tebesimokau. Todėl tai, kai jums atrodo, kad nėra pinigų, tai yra ne pinigų nėra. Tada žmogui trūksta galbūt dar drąsos, galbūt nelaikas, galbūt dar per daug antrinių naudų palikti viską taip, kaip yra. Tai va, tuos dalykus reikia žiūrėti. Ir toje sesijoje, mūsų pokalbėje prieš programą,
Aš padedu jum tai pamatyti. Bet aš nenoriu, kad jūs ateitumėt į tą pokalbį be priėmimo savo sprendimo keisti gyvenimą. Todėl, jeigu dabar jūs dar esate čia, klausotės, ir jeigu jūsų vidus vibruoja, kad reikia to pokyčio, jeigu jūs matot ir jaučiat, kad galėtumėte daryti tai su manim, mano toj programoje auksinė gausos formulė, ir jeigu jūs dar nesat priėmę sprendimo, jums reikia suprasti ir suvokti, vardan ko viso jūs norit, kaip jūs norit jaustis, kai jūs va tai įgyvendinsit, kas jums svarbu, vietoj to, kas yra dabar. Taip, kas jūsų netenkina? Ko jūs norit vietoj to? Daugiau pinigų, materialios gerovės, atostogų, šiltuose kraštuose žiemą pagyventi, savirealizacijos, klientų, pripažinimo, pinigų. Kokių sumų? Va tiesiog pajauskit, kaip jūs norit jaustis visą tai turėdami. Kaip jūs jaustumėtės prieš savo vaikus, taip tiem, kuriem yra. Aš žinau, kad labai daug moterų gyvena, kada jos pačios negali, neuždirba kaip mama. Tai yra labai toks nepilnavertiškumo jausmas, net ir gėda prieš vaikus. Pas kitus yra kaltė. Pagalvokit, kaip jūs norėtumėt jaustis, dėl ko jums būtų svarbu. Išeiti iš to savo įrėminimo, to, kaip aš sakau, idealaus proto kokono. Atskleis savo tą vidinį potencialą, atsivertai materialiai gausai, kurios aplink tiek yra daug, visko, pinigai, galimybės, jūsų potencialas. Pažiūrėkite į pasaulį, kiek visko yra gražaus. Pažiūrėkite tai, kas vyksta dabar aplinkui. Naujos technologijos, kokie statosi miestai, kiek žmonės uždirba, kiek jauni žmonės uždirba. Pakelkite akis va į tą gyvenimą, pažiūrėkit, ką jūs norit. Ir tiesiog pajauskite savo vidinę galią, kur yra jumise. tą vidinį vedimą, kuris jumise yra. Prisiminkit, ką savo gyvenime jūs galėjot. Taip mes visi turim tą vidinę galią, mums tai reikia tą spyną atrakinti. Ir programoje tą aš ir darau, kad jums padėti. Išmokti naudoti savo visom galiom. Kurt. Ne tik tai sunkiai uždirbti pinigus, bet ir panaudoti savo būsenas, panaudoti savo vizualizaciją. Dabar irgi prisiminiau vienos klientės, apsiverkė klientė programui, kai jis sako, Asta, aš dabar supratau, kodėl iki šiol aš dariau visokias lentas vizualizacijos ir pas mane niekas nesigavo to, ko aš norėjau. Todėl, kad buvo žema vibracija, todėl, kad buvo loginė, štai kodėl nesigavo. Ir tai, ką aš sakau, pas mane buvo daug labai moterų, kurios atėjo, nevilty vienos buvo, taip ne visi. Taip viena yra žmonės, kuriems yra krizės, kuriems nesiseka, kurie ištisai gyvena nerime ir įtampė, po kelius verslus turi ir nemato baltos dienos, gyvena kaip voverės rate. Buvo moterų, kurios atsisakė materialaus, per daug metų nuėjo į tą dvasingumą. Buvo moterų, kurios negalėjo to savo savirealizacijos rasti. Visokių buvo žmonių. Ir po ligų, ir po onkologijų, ir jaunų visai. Taip, jauniausia mano klientė, ko gero, buvo 22 metų. Vyriausia moteris gal buvo, kad nepameluoti, neprisimenu. Virš 50 metų buvo. Suprantat, čia ne metus esmė. Mes visi gimėm ir mes apdovanoti tą vidinę galę. Mes visi turim tą potencialą. Tik klausimas, ar mes norim jį paimti ir panaudoti, va apie ką. Ar mes norim savo perinstaliuoti tas programas, įsivalyti tos visus dalykus, kurie net mūsų genetikoje yra. Taip, tai yra viskas įmanoma, bet jums reikia pasišvęsti tam naujam gyvenimui ir priimti sprendimą, apsispręsti, keisti. Kaip sakyt, einančiam ir kilimas klojasi. Todėl, kad kol jūs sėdit ir laukėt, tai supraskit vieną dalyką. Visos neigiamos vibracijos, tai yra abejonė, nerimas, nuoskauda, gailestis, abejonės, chaosas, aš gal daug ko dar nepasakiau, kaltinimai tiek savo, tiek kitiems žmonėms, tai yra visos vibracijos, o žemės vibracijos kyla. Suprantat, apie ką tai eina? Žemė irgi valosi nuo žemų vibracijų. Ir jeigu jūs esat žmogus gyvenantis žemiausiose vibracijose, gyvenimas tikrai negerės. Išgirskit mane, išgirskit save. Ir aš jums siunčiu galimybę. Ir tai visai net ne pinigų klausimas.
Tai yra klausimas, kiek jūs patys norit leisti savo. Pasimti šito gyvenimo. Ką jūs norit su savo gyvenimu daryti, čia ir dabar. Klausimas yra tai, kiek jūs savo leisit. Va, apie ką yra klausimas? Leidimas savo. Ir dabar dar vienas irgi momentas labai svarbus. Kai jūs leisit savo daugiau, tada ir jūsų klientai natūraliai jums sutiks mokėti didesnės sumas. Kai jūs leisit savo daugiau panorėti naujos kokybės, kas tai bebūtų, atostogų, savo buities, savo išvaizdai, savo kūnui, ką jūs norit, savo mokymams, savo projektams, viskam, kam jūs norit. Tai savirealizacijai, tai irgi apie pinigus eina, draugai. Savirealizacija tai yra eiti ir dalinti savo vertybėm, patirtim su kitais žmonėm ir gauti už tai deramą atlygį. Va, apie ką yra. Todėl pinigai visur egzistuoja šalia. Ir kai jūs pradedat norėti savo daugiau, vertinti, leisti savo daugiau, tada ir ateina daugiau. Taip, todėl kad tai pinigai neateis didesni, jeigu jums užtenka tiek, kiek yra. Jeigu jūs tenkinatės mažu, va apie ką tai. Galų gale, jeigu jūs kalbate ir norit padėti žmonėms, tai pirmiausia, jūs turit padėti savo išeiti į naujas vibracijas, kad sugebėtumėt kitiems žmonėms laikyti transformacinę naujos vibracijos erdvę. Jeigu jūs norit padėti žmonėms, jūs turit pirmiausia padėti savo. Jeigu jūs norit dalintis su pasauliu, pagalvokit, kiek turėdami pinigų jūs galit padėti žmonėms. Va čia daug kam būna insightas. Todėl, kad jeigu jūs einat ir norit išgelbėti visus nemokamai, va čia jau yra jūsų mąstysenai, pasaulėžiūrai didelė klaida. Taip, todėl, kad tada, jeigu jūs einat gelbėti, jūs visur mato trūkumą, jums reikia išgelbėti, jums reikia dirbti, visus gelbėti, kaip pasakyti, padėti. Ne apie tai eina kalba. Tapkit patys laimingi, spinduliuojantis ir ateis žmonės pas jūs ir mokės ir džiaugsis, kad gali su jumis dirbti. Ir norės su jumis dirbti. Va, apie ką taip.